Ant kryžiaus, kai viskas atrodo pralaimėta, Dievas atveria duris į didžiausią pergalę. Įsivaizduokime savo, aplink kryžių stovi minia. Kodėl, ką ten daro, ką masto? Vieni stebi iš smalsumo, kiti šaiposi, dar kiti tikrina, ar Jėzus tikrai yra Mesijas. Visi laukia ženklo, visi nori įrodymo. Ir staiga ženklas ateina iš ten, iš kur niekas nesitikėtų. Iš nusikaltėlio lūpų. Tas žmogus girdi tuos pačius pašaipų žodžius, mato tą pačią kančią, bet jo akis ir lūpos atsiveria ir jis taria: Jėzau, prisimink mane. Jūs įsivaizduokite, jisai išpažįsta tai, ko nei minia, nei vadovai, nei kariai nepastebėjo, kad šalia jų ant kryžiaus kyboja karalius. Ne stebuklai atveria žmogaus širdį, o širdies atvirumas leidžia pamatyti Dievo veikimą. Gero jums apmąstymo ir palaimintos dienos.